kitas bandantis patekti į Angliją keltu iš Prancūzijos. Sustabdžius pasų kontroliai, paaiškėjo, kad jis ieškomas Austrijos policijos ir jam išduotas tarptautinis sulaikymo orderis. Pasak Austrijos policijos, dabar 2 metus Airijoje gyvenęs lietuvis su grupe kitų automobiliu taronavo ir apvogė juvelyrikos parduotuvę. Pareigūnams jis sakė, kad nemoka angliškai, todėl jam buvo suteikta vertėja telefonu. Koks buvo tikslas jūsų kelionės į Austriją? Čia labai ilgai pasakot, šitą visą galėčiau papasakoti, bet per vieną žmogų susipažinau su vienu tokiu žmogumi ir mes išvažiavome, aš buvau ką tik grįžęs iš armijos. Apklausos metu papasakojo, kad į nusikalstamą gaują jį įvėlė draugas, o nusikaltimus Austrijoje darė nenorėdamas ir neturėjęs kitos išeities, nors jo paso niekas paėmęs ir nebuvo. Iš tikrųjų, aš žinojau, kad kažką gal reikės daryti nelegalaus, arba jisai paskui žadėjo, kad susirasim darbus. Iš tikrųjų, kai mes su juo susitikom, čia vardas Elvis.